Tai stojimas tai yra vienas iš tų dalykų, kurie yra skausmingesni. Aš kaip minėjau, stojau 2 metus iš eilės. Pirmus metus stojau, tai esmė ta, kad stojant tau reikia išlaikyti pirmiausiai egzaminus, pirmiausia anglų kalbos egzaminas, TOEFL. Paskui reikia išlaikyti taip vadinamus GRE egzaminus, tai yra ir gramatikos, ir rašymo, matematikos, ir grynai stojant, tarkim, į fiziką reikia GRE fizikos egzaminas laikyti. Tai paskui reikia kiekvienam universitetui užpildyti prašymą. Ir tam prašymui dažniausiai reikia vienas iš punktų, kad reikia parašyti savo, taip vadinamą statement of purpose, kaip motyvacinį laišką. Tai tas užima irgi laiko. Paskui reikia gauti rekomendacinius laiškus, dažniausiai 3 rekomendacinius laiškus kiekvienam universitetui. Tai visi tie dalykai iš tikrųjų atima gan nemažai laiko. Ir esmė ta, kad stojant į gan žinomus universitetus, tai neužtenka, kad tu išlaikai gerai testus. Tie testai turi būti taip, kaip privaloma jas gerai išlaikyti. Bet nereiškia, kad tu įstosi, o visa esmė, kad tu ką esi anksčiau daręs ir kokius gausi rekomendacinius laiškus ir kaip sugebėsi motyvacinį laišką sudėti visą savo patirtį. Tai esmė ta, kad galiausiai tu kiekvienam universitetui rašai atskirą laišką, atskirą motyvacinį laišką ir tai atima gan nemažai laiko ir tiek energijos ir paskui reikia ir mokėti už kiekvieną universitetą stojamąjį mokestį. Tai ta procedūra tikrai atima nemažai laiko ir yra gan skausminga. Esmė ta, kad ir stoji, tarkim, į teorinę fiziką, bet tu dažniausiai žiūri, ką daro profesoriai kiekvienam universitete. Kuo žymus tas universitetas ir kokias tikroji sritis ir ką tu nori daryti. Ir tu turi susijęti savo patirtį, ką tu darei anksčiau, su tuo, ką norėtum tam universitete daryti. Nes, tarkim, neužtenka pasakyti, kad aš norėčiau studijuoti fiziką ir aš būsiu laimingas. Tu turi tiesiog pagrįsti, kad aš noriu dirbti tokioje ir tokioje srityje, nes anksčiau dirbau su to profesorium ir manau, dėl to man tai įdomu. Ir, žodžiu, reikia kiekvienam universitetui parašyti laišką taip, kad jis atitiktų tą atmosferą, į kurią tu nori patekti. Tai praktiškai tai vienas iš svarbiausių dalykų. Nes profesoriai, kurie skaito tos laiškus, jie gali pamatyti, kaip tu susigaudai tos srity, kurią nori studijuoti ir kokie tavo planai ir daug. Tai va, tas metus reikia pateikti dažniausiai gruodžio mėnesį, bandant stoti, tarkim, kitiems akademiniams metams, pradedant nuo rugsėjo. Tai kadangi dokumentus reikia pateikti gruodžio mėnesį, tai reikia testus būti sulaikius jau kokį lapkritį. Tai jeigu nori viską suspėti pasidaryti ir testus laikyti ir visus motyvacijos laiškus, tai aš manau geriausiai pradėti kokią pusę metų prieš gruodį. Ten kiti rekomenduoja gal ir anksčiau pradėti, bet praktiškai, jeigu tu skiri laiko pakankamai, tai suspėsi. Sistema pati yra, manau, gan efektyvi. Viskas, jeigu kalbėt apie studijų modulius, tai viskas pagrįsta namų darbais. Tarkim, galbūt egzaminas yra svarbus, bet namų darbai yra daug svarbesni ir tos namų darbus turi daryti kiekvieną savaitę daugumą modulių ir tai tau neleidžia apsileisti, tarkim, negali sustoti studijuoti, tarkim, negali pasiimti mėnesį laiko atostogų ir paskui pasivyti viską ant egzaminų. Tiesiog turi kiekvieną savaitę daryti tos namų darbus, tai jeigu neturi pakankamai balų iš namų darbų, tai tas neleidžia egzaminą laikyti. Tai ta sistema yra tokia motyvuojant ir yra paprastesnė, tarkim, jeigu kiek aš studijavau Lietuvoje, tai nėra aiškiai apibrėžta literatūra, iš kurios tau reikia studijuoti, gal tiesiog studijuoji iš užrašų. O dauguma modulių turi visą tą bibliografiją, tarkim, pagrindinė knyga, iš kurios studijuoji, pagalbinės knygos. Tai, tarkim, tu gali skaityti užrašus, bet tu gali paraleliai skaityti pagrindinę knygą. Ir tu aiškiai žinai, kokia medžiaga yra reikalaujama ir tavęs išmokti. Aiškiai apibrėžti punktai. Ir čia gal irgi priklauso Lietuvoje nuo universiteto, bet kiek studijavau KTU,
tai tos struktūros praktiškai nebuvo. Tai tiesiog kažką skaitai pagal užrašus ir tada egzaminui pasiruoši pagal užrašus ir tu praktiškai net nesiverti jokios knygos. Tai manau, šiuo atveju yra geriau Amerikai studijuoti, nes daugiau gali išmokti, aišku, reikia daugiau laiko skirti. Kiek teko pakeliauti, aš tiesiog gal buvęs daugiau rytinėje pakrantėje Amerikos, New York'e, ten Filadelfijoje, tai tas kultūrinis skirtumas jis toks nėra labai žymus ir tarkim iš Europos atvažiavus nėra tokio didelio skirtumo, bet jeigu kaip minėjau, važiuotum studijuoti į Centrinę Ameriką, tai kiek esu girdėjęs iš kitų atsiliepimų yra situacija gan skirtinga, nes žmonės yra patys mažiau keliavę tenai, jie daugiau užsidarę, daugiau nacionalistinių pažiūrų, daugiau ir patys miestai yra netokie gal dideli Centrinėje Amerikoje ir tas pats gyvenimas yra netoks mielas. Aš nenorėčiau skirti Amerikos kaip skirtingos šalies nuo kitų, tarkim, Europos šalių. Manau, kiekviena kultūra yra labai specifinė ir tas pats žmonių bruožas yra, jį reikia suprasti, reikia kažką. Atima laiko, kad suprastum, kaip su žmonėm bendrauti, bet manau, kad galim prie to pristatyti. Ir kalbant apskritai, ar rekomenduotum jaunam žmogui rinkti studijas užsienyje? Ar nuo bakalauro, ar nuo magistro, ar išbandytai, ar geriau Lietuvoje? Čia irgi, manau, priklausytų labai nuo kiekvieno žmogaus, ko jis siekia. Tarkim, tikrai išvažiavus užsienį yra gerų galimybių išmokti to, ko neišmokti Lietuvoje. Ir ta pati patirtis, kad pagyventi kitoje šalyje, pamatyti, kaip kita kultūra atrodo, irgi yra, manau, labai viliojantis dalykas. Žinoma, manau, kad būtų kiekvienam žmogui naudinga išvažiuoti į užsienį pastudijuoti, bet nenorėčiau apibendrinti, kad kiekvienas turi išvažiuoti. Tai tiesiog, jeigu galbūt kiti žmonės tiesiog nemėgsta tais gyvenamosios vietos ir vis tiek tu turi prisitaikyti. Bet save įsivaizduoji Lietuvoje? Žinoma įsivaizduoju, bet ne artimiausius 5 metus ateity įsivaizduoju, kaip susiklostys pasimatyti. Linkiu būti linksmiems, nenukabinti nosies, domėtis, kas vyksta už Lietuvos ribų, būti aktyviems ir džiaugtis gyvenimu. Dėkui.